Labas vakaras, pirmiausia sveikinimai Žalgiriui su pelnyta pergalė. Labai gaila, kai gan gerai tikrai, aišku, be klaidų, dar mum kaip naujai komandai iki to idealaus žaidimo dar toli gražu tikrai trūksta, tačiau iki ketvirto ketvirčio to pradžios iki tos nelemtos techninės pražangos, kuri mums kainavo 4 taškus ir Žalgiris tokį pasidarė saugesnį tą truputį atotrūkį. Viskas atrodė neblogai. Aišku, tam ketvirtam ketvirtyje, kai Žalgiris pradėjo dominuoti baudos aikštelį, buvom priėmę sprendimą truputį rizikuoti, pradėti dvigubinti gynybą baudos aikštelį. Galime pasakyti, kad tai nepasiteisino, bet žaidžiant su Žalgiriu reikia kažkur tai rizikuoti, kažką tai daryti tokio, kad kartais tai pasiteisina, kartais nepasiteisina. Taip, aišku, tos klaidos, po kurių Žalgiris sumetė tuos lengvus, tokius lengvesnius taškus, tai irgi buvo toksai vienas iš elementų, kuris lėmė Žalgirio pergalę.